Labas rytas, išaušo gruodžio 1 rytas. Pagaliau ilgai laukta diena, daug ruošiamės, daug dirbom, ilgai laukiam ir pagaliau galime startuoti. Taip, neslėpsiu, yra jauduliukas, dar vis tas jausmas, kad kažkas nepadaryta, kažkas nepasiruošta, kažko trūksta. Bet žmonės važiuoja visi į darbą turbūt, gal kas nors atostogaut, kamščiai didžiuliai. Labai tikiuosi, kad nesibaigs mano ekspedicija dar neprasidėjus. Aišku, yra nerimo ir dėl tų balionų, bet šios dienos planas yra dabar skrendam, priduosim daiktus, skrendam į Stambulo oro uostą. Ten truputėlį pačilinsim, pabūsim, pralauksim kito lėktuvo ir vakare išskrendam į Santiagą, Čilėje. O dabar bandau kažkaip tais pralysti čia pro tos kamštukus ir nepalikti jūs to vieno šitoje ekspedicijoje. Atvykom į Vilniaus oro uostą. Einu susikrausiu daiktus. Taip. Daiktų nemažai. Jūs to nematyt. Justas dar turbūt neatvažiavo. Batai. Tašyti. Va. Atitempsiu vežimą. Vienas skrisi? Jeigu skrisi vienas, bent batus pasimk. Nu, prašau. Labas rytas. Labas. Labas. Kaip nuotaikos? Puikiai, kaip jūs? Labai gerai. Pažiūrėk, batai tiks. Jis prasitampy, žinok. Aš panešiojau jau savaitgalį. Man labai gerai. Žiūrėk, kaip jis prisitaisęs. Aš tokio neturiu. Biškis toks. Nu tai bet vis tiek toks pat. Nu? Pasakyk, kad geras, nes čekio neturiu. Turiu tiksliau namie. Ne, man nesirėm pirštas, bet taip sunkiai įsimaun, bet iš prasitampesnės kailis vidai, ne? Tikrai, jo. Ir kailis, ir čia gumata. Bet tada ką man reikia treikingo batus išsimti, bet taip išeina. Tai aišku. Nu, arba tu juos vežkis ten tą savaitę, kol būsim Čilėj. Pasiliksiu, tada jaučiu. Gerai. Atsikračiau batų. Aš tą kriptą prisidėjai, blemba. Aš jį kažkur padėjau toli. Nelabai patiko. Ne, nelabai. Nežinau, bet aš specialų laikiklį nusipirkau. Specialų laikiklį nusipirkau. Nes jie tikrai nespaudžia išbandyti ir žinai, nu jie tokia slapuoja ir aš tikrai galiu supoinėti didelį, dar reikėjo sakyti. Gal grįž vyras be kojų. Be pėdų. Bet žiūrėk, gerai, neplauks niekur. Sėdės namie, dirbs. Viskas normaliai, žodžiu, kam tos pėdos reikalingos.
Į Antarktidą su kėdais vis tiek skamba kažkaip keistokai. Ne. O tai įsidėjai nuo mūsų degimo tos... Ne, įsidėjau, man vietos neturėjau. Gerai, stop, man filmuoti. Nu ką? Karabinų ten atvežė. Žinau. Lūpdažį man. Man gelnės vyks dar talėtas. Oi, kaip čia viskas šiandien. O aš jau galvoju. Vienis skrisiu. Dabar čia vaikų tai iš nebalą, žiūrėk. Įmam ir Tadai lagabiną. Įmam. Tadai gal ne tik kepurė, bet ir tu norėjai. Čia su... Kažko tai nefilmuosim. Labas. Varai tuliką matuotis? Jo, varau tada matuotis. Nu ką, šiai dienai pirmas iš 3 lėktuvų. Iš viso reikės 5, kad atsidurtumėte arčiau viršūnės. Po žingsnelį, po 2 parų ir atsidursim, kur reikia. Jeigu viskas gerai bus. Gerai bus, visą laiką viskas būna gerai. Oras geras, lėktuvai skrenda. Kaip tik balionam neblogas atskirti. Tai kur čia didžiavęs? Nu, jau kai pakilsim, galėsim sakyti, kad tikrai prasidėjo ekspedicija. Reikia išlaukti to kilimo. Nes jo, kiekvienas tas žingsnis turi savo logiką. Papietavom. Justas jau 3 kartus pamiegojo. Dabar ir aš eisiu miegoti. Laukiam, kol surinks čia visas tas mūsų likučius. Nurims visi ir galėsim biškį numigti, nes diena dar ilga. Atskrisim į Stambulą. Kažkas ar man pavyks išmygti, nes tokiu draugu keliauju. Atskrisim į Stambulą. Susipakuosim, lauksim kitą skrydžio. Gal vėl pavalgysim. Nenumesti daug svorio prieš ekspediciją. Ir jau per visą naktį skrisim į Čilę. Bandysim miegot. Padirbsim kažką gal. Tiek. Nu, va, atskridom į oro uostą Stambulo. Tai va, dabar galėsim prieiti prie šitą pasižiūrėti. Vienas skrydis jau pavyko, balionai neišgazdino, nesustabdė, atskridom sklandžiai. Dabar eisim, susirasim kitą skrydį į Santiagą, Čilę. 8:30. Bet mūsų skrydis 7:30. A, tai ką pavė? Ai, jo, mūsų skrydis... Pusė 7 tik tai vartai atsiras. Tai dabar mes... Laikas savo. Viskas galim eiti padirbėti biškį, pavalgysim gal, susirasim kažkokių tai užsiėmimų ir tada... Ir skrisim į Santiagą. Ką, atėjom pavalgyt. Gausim čia va siurbytės biškį. Ne namų maistas, bet gyvent galima. Skrydis ilgas laukia, už 1,5 valandos prasidės. Tai galvojam, kad reikia biškį užkasti. Tada galime bus lėktuve nelaukti, kol ten paduos maistą ir iškart eit miegoti. Naktis ilga laukia, 13 valandų skrydis, tai dabar čia kažkokios va užkasim. Užsipildėm visus dokumentus, muitinės deklaracijas susipildėm,
rytoj susižiūrėjom dar, tai turėsim skubėti, tai į bagažą reiks pasiminėti, neperkelinėję, toksai truputėlį bijom, kad nepavėluotų kur nors, nes galim likti Santiage. Viskas bus gerai. Vislaik tai būna. Svarbiausia, kad bagaže nerastų kokių naminių gyvūnėlių, pipirų, medaus, sakė, medų atima. Jeigu kažkas čia iš Tadas man atrodo pasakė, kad kažkas gabeno medaus, kažkas stiklinė, kažką tokio, tai gavo ten kelius šimtus eurų baudos ir ten Darius, man atrodo, Vaičiulis keliavo. Nieko tokio nesidėjom, tai teks, prastysim. Tai mat. Po truputį viskas. Nu ką jau, prie pat lėktuvo esam. Pasirodo, kad gali būti taip, kad mes skrisim netiesiogiai į Santiago. O gali būti, kad mes skrisim į Braziliją, San Paulo ir tada tik, nes visi tie patys keleiviai lipa į vieną lėktuvą. Tai čia mūsų ir transporto priemonė dabar šiandien ir tuo pačiu nakvynės vieta. Nes visą ilgą gražią naktį praleisim lėktuve. Čia sėdėsim, miegosim, valgysim ir, žodžiu, smagų laiką turėsim. Tai iki pasimatymo. Žinau, o kaip lėktuvas atrodo. Skridus į San Paulą. Neblogai. Sės kur nori. Bet mes dar skrisim toliau. Tokia įdomi prapauti. Nu, turim vieną keleivį. Vienas toks apsiglausęs. Kažkur skris, sakė toliau. Jam liepė išlipti, bet jis atsisakė. Liko lėktuve. Kategoriškai atsisakė išlipti iš lėktuvo. Prikerpėjau prie kėdės. Pilotas, sakė, pilotas pasikeitė. Įgula va irgi keičiasi, o keleiviai kaip buvo tie patys, taip ir liko tie patys. Nieko geros tokiais keleiviais. Bet smagiai šiaip keliaujam kol kas, daug valandų. Įdomus labai toksai skrydis, pirmas kartas. Atrodo bus dar pirmų kartų. Mes, man atrodo, į Aliaską skrydom 16 valandų. Antra kelionės diena. Sekasi mum. Ką tik persodino pusę lėktuvo, daugiau negu pusę lėktuvo išsodino San Paule. Ir taip jau sėkmingai gavosi, kad nelabai kas ir įlipo. 6 gal 7 žmonės įlipo. Tai čia iš pradžių sėdėjom susispaudę kaip strimelės skardiniai, dabar va lėktuvas kaip atrodo. Veika nori. Galvojam, gal netaisim gaudynių kokių pažaisti. Atsigulsim per 3 kėdės. Bet jau faktas, jo sėdėsim per 3 vietas ir pamiegusim 3-4 valandas. Ištiesim kojas, šiaip labai faina, labai pasisekė, nes čia tokiam King Kongam, kai mum yra ką veikti tokiuose lėktuvuose. Nu ką, viskas, baigėsi mūsų vienas skrydis. Dar vienas. Bye, thank you. No. Palaikė tave rusakalbį. Arba tave? Tau sakė, tau akis matau žiūrėti. Nu ką, 20 valandų skridimo. 19 su trupučiu. Na, beveik 20. Palinam. Toks nuovargio nesijaučia, bet toksai patinimas jaučiasi. Tiksliau, aš nepatinęs, bet jūs tas tai žiauriai. Aš susiglamžęs. Susiglamžęs. Man dar kažkaip nieko. Dilgčia, tai tokias, kaip, kai žinai, kaip būtum iš kosmoso nusileidęs ir nemoki vaikščioti. Reikia iš naujo išmokti vaikščioti. Tik tai dar viena tokia bloga naujiena, kad einam vėl skristi. Ir vėl 2 valandas ir vėl 4,5, beveik 5 valandas. Bye. Tai einam dabar, susirinksim greitai savo visą bagažą, tikėsimės, kad jis čia rasim. Jo, mes priklausom. It's me.
Oi. Tik su kuo mes būsim, bet Riusiku būsim. O jisai, palauk, aš negirdėjau, jis kada sakė, gali atskirti. Atsiūs kažkada. Tai kada tas kažkada? So maybe you know what exactly time when we are reaching our hotel? Nu ką, išlipom miegodami tokie, sulūžę, bet labai greit pabudino mus čia iš to viso. Nes jausmas tai nekoks, čia labai jie nekonkrečiai šneka, visi laksto, bėgioja. Bando čia mūsų tą lėktuvą pasodinti, irgi nepavyksta, tai labai toksai tarimas, kaip jiems pavyks mūsų bagažą visą grąžinti. Kažkaip toks netikėtas labai vyksmas. Ir taip pagalvojus, blogiausiam variantui tai gali visiškai sugriauti ekspediciją. Geriausių variantų, aišku, galim gana greitai tą bagažą atgauti ir sakyti, kad buvo linksmas nuotykis. Tai kažkaip šitoj koncentracijoje nesinori nuotykių labai. Tokia nieko linksmaus. Nu, einam, žiūrėsim. Pasimušim, pasipyksim, gal kas nors pavyks. Imsim ant dydžio, jeigu nepavyks gražiuoju susitarti. Hi, nice to meet you. We did with Kleinbalaya. With Kleinbalaya, yeah. I'm looking at you at just the same person. I did the same in Santiago. And I was thinking in a plane. I didn't see you in Santiago. But you came alone or with the same group? No, I came alone, but my group is arriving in 2 days. Okay. Trying to do 7 summits, you know. It's the last one. It's the last one, yes. Oh, okay. It's the last one. Yeah, we are lucky. Maybe or not. I hope everything will be fine. Yeah. Oh, you did already Carstens. Yeah. Okay. Žodžiu, susitikom vieną bičiuką iš Everesto ekspedicijos, kur buvom pavasarį. Irgi nori sulipti visas viršūnės aukščiausias žemynų. Tai jam dar liko Antarktida, kaip ir mum, ir Karsteno piramidės okeanijos aukščiausias. Tai toks geras jausmas pamatyti žmonės, su kuriais tiesiog keliavom kartu. Jisai kitoj grupėj bus tiesa, bet vis tiek žiauriai geras. Jaučiu, kad susitiksim dar kažką, tai ta bendruomenė nėra tokia didelė. Ne tiek daug čia tų žmonių, kurie po tos 7 kontinentus laipioja. Žiauriai faina. Bumblebee. Su kamanė lėksim. Nu ką, tik įšokam iš oro uosto ir vėjas iš karto atneš. Nori priekį? Duok tą kuprinę ten įmesi. Eik, tu savo koks vėjas. Aš tai suprantu. Ava. Žiauriai vėjuoti. Pasistovėt net eina ant kojų. Ava. Nu, bet tu į priekį biškį pavažiuosi, jeigu. Tai. Vėjas, pučia. Gracias. Okay, guys. Well, I'm going to ask Benny your names, your cell phone and your contacts, okay? And if you need something, I'm going to text you and you let me know, okay? Perfect. I'm going to be here the days you are going to stay in Punta Arenas, so you can call me, text me, whatever you want, okay? You will give our phone number, yeah? See ya. Yeah.
Have a good rest, okay? Thank you. Bye. Bye. Einam dabar pasimsim kambarius. Nu ką, vėl grįžom į oro uostą Punta Arenas. Tokios įdomios nuotaikos, čia kaip ir pažadėjo mums dabar, kad tas mūsų bagažus visus atgabens rytoj. Nes sprendėm situaciją taip, kad jau vietinį žmogų pasiėmėm, nes angliškai jie nesupranta, tiesiog nesusikalba mes. Siuntinėja į kairę, į dešinę. Darėm ką galėjom, iš tikrųjų neįrašiau, kilo tokia didelė mintis, geniali mintis, sakyčiau, vyruką vietinį pasitelkti pagalbą tos organizacijos kariuomenės agentūros, su kuria mes keliausim Antarktidą. Tai jis kaip vietinis, taip atėjo kultūringai kažkaip bando kažką čia mums tvarkyti ir išspręsti kažkokios naudos, nes taip rašė mailus, kam tik neskambino ir Lietuvoje pasitelkėm ką galėjom. Vieni kitų siuntinėjai, realiai nusintė mūsų lagaminus, turėjo atsiųsti Punta Arenas, o iš Santiago nusintė dar į kitą miestą, kuris yra 2000 km nuo mūsų, iš vis neįtėma, nesuprantam kodėl. Ten. Ir sako, atvarykit pasiimti už 1000 km bagažą. Sako, nieko nežinom, atvarykit pasiimti ten. Okay. Tai dabar, žodžiu, kėlėm čia visais varpais, skambinam ir į Lietuvą, Lietuvoje žmonės padeda, žodžiu, kad atgautume tą savo bagažą kažkokiu būdu. Tai dabar jau pažadėjo, kad rytoj tikrai bus, bet, nu ką, sakom, džiaugsimės, kai bus ir kai pamatysim, kad jisai mūsų. Na, tas pažadėjimas vakar buvo pažadėję, kad į viešbutį šiandien atvežti. Tai pažadais, tai kalbame, paimsim, neapsikabinsim bagažą, kai tik tai gausi, tai... Tai va, dabar, žodžiu, tai to, kad turėtume ruoštis arba šiaip tiesiog džiaugtis, šmirinėjom po oro uostą, rašinėjom, skambinėjom ir... Veiklos yra įdomios tokios. Bet viskas bus gerai, taip turėjo būti, linksmiau gyventi. Mes sakom, jeigu, žinai, šitą peklą praeisim, tai Antarktidą iš adrenalino nuvarysim tiesiog. Yeah, okay guys, so you have to scan the QR code up there. You have... When? Now? Now, yeah. Which QR code? No records found. I'm going to ask her. Yeah. DVE, UGH, DVE. Nu, dirbam. Vis dar dirbam. Nu ką, ir vėl mes oro uoste. Trečią kartą. Ne trečią, gal nežinau, kelintą. Šitą, nu, neskaitant to pačio pirmo. The baggage flight was the 311, so that's right. Must be here. Techniškai atvažiavom pasiimti savo lagaminų. Techniškai. Bet čia mes visą laiką atvažiuojam kažką tai laimėti, bet niekada nieko nelaimim. Na. Gal dabar jau bus laimingas kartas, ne? Einam dabar paklausim, ar atvažiavo mūsų lagaminų, pasakys, kad atvažiavo, gal leis ten tą zoną pasimti, arba atneš čia, jeigu jie atvažiavo. We waited for you. No. Pagaliau. Prezidentinis pasirašymas vyksta. Ta prasme, tikrai reikėjo taip per dieną groti. Čia netikėjo. Tai ką, nelaukėt, netikėjot? Žodžiu, turim situaciją, tragediją. Kas atsitiko? Situacija tokia, kad mes atvažiavome, nežinau, kelintą sykį į oro uostą ir, kaip jau turėjo būti pranešta, kad bus lagaminai. Vaikščiam, gal pusvalanduką vėl laukiam, nekantraujam ir staiga pamatom, kad atveža 3 lagaminus, abudu mano ir vieną Nerijaus, o vieną Nerijaus trūksta. Ir sako, nėra tikrai 4, 100% nėra. Ir dabar tas mūsų pagalbininkas laksto
bando išmušti, sako, nėra. Ir kai jau čia išsikoliojom, Pagalvojau, kad žmonės nemoka skaičiuoti iki 4, bet, gavas kaip? gavosi gerai, atvažiuoja dar 4 lagaminas. Pagrindinis. Viską turim, super. Žodžiu, situacija crazy. Iš tikrųjų, ką visą laiką žinojom, tą dar kartą pasitvirtinom. Jeigu ir nesigauna kažkas, tai nenuleidžia rankų. Visą laiką eini, lipi per galvas. Mes čia mobilizavom kokius 8 žmonės. Per visus. Per Lietuvą, per Santiagą, per šitą Punta arenas, per organizatorius kokie 8 žmonės. Tuomet tarp ir mes dirbo, kad šitie lagaminai atsirastų šičia. Net yra tokia ALE, Antarctic Logistic Association, pasisiūlė ir irgi darė spaudimą visoms avialinijoms. Ačiū jiems, tai nežinau, kas padėjo, bet kažkas iš tų Iš principo, manau, kad jeigu būtume nelipę ant galvų, nespaudę labai greitai visų mygtukų, kad turim... Viskas būtų buvę. Tai ačiū visiems, kas padėjo. Ačiū savo, kad mes padėjom. Ir niekad nenuleiskit galvos. Visada kaukitės ir vieną karą mes jau laimėjom, varysim į kitą. Yeah, there's been times before where people never got their bags. Yeah? And then we have to try and tell them and everything. And it's big. So good. It's not exactly Crazy. Na, atlėkė mūsų gidas. Visas laimingas, visas pavargęs, bet jisai su lagaminais, mes su lagaminais, visą kitą iškėsim. Žmogus irgi atskrido iš Aliaskos. Gyvena Aliaskoje, atskrido į Antarktidą. Jam tai visiškai. Visiškai. Bet jam čia tas pats pasaulis iš tikrųjų, ne? O, jam panašu, įpratęs. Čia visiškai, net visas šita architektūra labai panaši. Bet pasako, kad yra tokių variantų buvę, kad tikrai klientam, nes bus mūsų kaip ir gidas, vedlys, pagalbininkas, tai pasako, kad yra tokių variantų, kad iš vis neatsiranda lagaminai. Ir, būna tada nieko gero. Kas dabar grėsia vienam mūsų komandos nariui? Jo, dabar mūsų vienas vyrukas iš Anglijos, iš Indijos, nežinau. Kraunam įrangą į mašiną ir visi laimingi važiuojam valgyt kotletą. Sakyčiau, kad visai kito lygio šiandien. Visai kito lygio nuomonė. Nuotakas, jo. All right, give me 1 sec. I'm gonna see if we can use one of their like conference rooms. One second. What? That's finished. Okay, I don't know. Hi. What's up, man? How's it going? Good, very good. So you're getting a workout in.